Labą diena, aš esu Agnė Steponavičienė, Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus teisininkė. Ir šiandien pristatysiu temą šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas. Šeiminių įsipareigojimų turintys darbuotojai turi teisę pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis, o darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. Kaip tai vyksta? Tai darbuotojas gali darbdaviui teikti su šeiminiu įsipareigojimu vykdymu susijusius prašymus, o šiuos darbdavys turi apsvarstyti bei juos motyvuotai atsakyti raštu. Šeiminių darbuotojo įsipareigojimų gerbimo principas įgyvendinamas per TK nuostatas, reglamentuojančias teisę į nemokamą laisvą laiką šeimos poreikiams, taip pat ne visą darbo laiką, nuotolinį darbą, lankstų ir individualų darbo laiko režimą, darbo sutarčių įvairovę ir kitas garantijas, kurias šiandien ir aptarsiu. Kokia yra šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo prasmė? Tai be abejo, pirmiausia, darbuotojo psichologinė sveikata, jo pasitenkinimas darbu, didesnis produktyvumas ir aukštesni darbo rezultatai. Kokia tai yra nauda? Darbdavys taip pat iš to gali gauti tikrai naudos, kuri pasireiškia per tai, kad jo darbuotojai tampa motyvuotesni, lojalūs, produktyvesnis darbas bei aukštesni darbo rezultatai. O darbuotojui tai suteikia darbo laiko bei šeimos pusiausvyrą, vėlgi psichologinę gerovę bei tiesiog abiem šitomis sritimis pasitenkinimą. Kas yra laikoma šeimos įsipareigojimu? Tai yra pareigos sutuoktiniams, vaikams, tėvams bei kitiems giminaičiams ir kartu gyvenantiems asmenims. Štai čia matome darbo kodekse įtvirtintas garantijas darbuotojams, kurie derina šeimos ir darbo įsipareigojimus. Ir čia išskirtos 3 grupės, kurios apima atostogas, poilsį, darbo laiką bei darbo santykių nutraukimo tam tikrus apribojimus. Apie visus šiuos pogrupius aptarsiu tolimesnėse skaidrėse atskirai. Pirmiausia, apie kasmetines atostogas. Tai darbuotojams, kurie vieni augina vaikus iki 14 metų arba vaikus su negale iki 18 metų, yra numatytos ilgesnės trukmės kasmetinės atostogos. Šiems asmenims suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 30 darbo dienų kasmetinių atostogų, jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, tai įprastai yra tie asmenys, kurie dirba pagal tam tikrus darbo grafikus, tokiems darbuotojams turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos. Taip pat asmenys turintis vaikų turi pirmenybės teisę pasirinkti atostogų laiką. Ir kaip matome, prioriteto tvarka, pirmiausia, pasirinkimo teisę turi nėščios darbuotojos ir darbuotojai auginantis bent vieną vaiką iki 3 metų, tuomet darbuotojai auginantis bent vieną vaiką iki 14 metų ar vaiką su negale iki 18 metų ir toliau darbuotojai auginantis 2 ir daugiau vaikų. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų, tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų, darbuotojams slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę. Taip pat yra tikslinės atostogos.
Tai, kaip matome, yra nėštumo ir gimdymo atostogos, tai yra 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo. Komplikuoto gimdymo atveju arba gimus 2 ir daugiau vaikų 70 kalendorinių dienų. Šios atostogos apskaičiuojamos bendrai ir suteikiamos darbuotojai visos, nepaisant faktiškai iki gimdymo panaudotų dienų skaičiaus. Taip pat yra tėvystės atostogos, tai darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos 30 kalendorinių dienų. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki vaikui sukanka 1 metai. Taip pat atostogos vaikui prižiūrėti, kurios suteikiamos pagal šeimos pasirinkimą. Jos gali būti suteiktos motinai, tėvui, seneliui arba kitiems giminaičiams faktiškai auginantiems vaiką. Taip pat darbuotojui paskirtam vaiko globėjų suteikiamos atostogos iki vaikui sukanka 3 metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai turintys teisę gauti šias atostogas gali jas imti pakaitomis. Reikia pažymėti, kad tėvystės atostogos gali būti skaidomos į 2 dalis. Kaip ir buvo minėta, 30 kalendorinių dienų trukmės ir skaidomos nedaugiau nei į 2 dalis. Jos turi būti panaudojamos, kol vaikui sukaks 1 metai. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į atostogas vaikui prižiūrėti, jog darbo kodekse yra nustatyta 2 mėnesių neperleidžiama šių atostogų dalis. Ji gali būti suteikiama tiek tėčiui, tiek mamai ir naudojantis vaiko priežiūros atostogomis pirmiausia galima pasinaudoti būtent šią dalimi. Jos turi būti panaudotos iki vaikui sukaks 18 arba 24 mėnesiai. Jas taip pat galima skaidyti dalimis. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad tėtis ir mama negali naudoti tuo pačiu metu, negali naudotis šiomis atostogomis tuo pačiu metu. Tėtis anksčiausiai gali pradėti naudotis šiomis atostogomis ne iš karto po vaiko gimimo, o pasibaigus vaiko mamos nėštumo ir gimdymo atostogomis. Atkreipiame dėmesį, kad jomis naudotis nėra privaloma, tačiau jeigu vienas iš tėvų nepanaudoja savo neperleidžiamos atostogų dalies, sutrumpėja vaiko priežiūros išmokos mokėjimas. Tikslinis poilsio laikas. Tai visuomenėje plačiai paplitusi savoka mamadieniai ir tėvadieniai. Asmenims, kurie augina vieną vaiką iki 12 metų, gali būti suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius. Tiems, kurie augina vieną vaiką iki 18 metų, kuris turi negalią, arba augina 2 vaikus iki 12 metų, gali būti suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę. Asmenims, kurie augina 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų arba abu turi negalią, bei asmenims auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų, gali būti suteikiamos 2 papildomos poilsio dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę. Taip pat darbo kodekse yra numatytas papildomas poilsis, papildomo poilsio laikas 1 mokslo metų dieną. Teisės į nustatytas prieš tai minėtas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo laiko nuo darbo per metus 1 mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Taip pat darbuotojai turi teisę į nemokamas atostogas. Darbdavys privalo suteikti nurodytos trukmės nemokamas atostogas, jeigu to prašo darbuotojas auginantis vaiką iki 14 metų,
iki 14 kalendorinių dienų. Darbuotojas su negale, taip pat darbuotojas auginantis vaiką su negale iki 18 metų arba slaugantis ar prižiūrintis asmenį su negale, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis iki 30 kalendorinių dienų. Vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir atostogų vaikui prižiūrėti metu tėvas jo pageidavimu arba motina tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu taip pat gali prašyti nemokamų atostogų, kurių bendra trukmė negali viršyti 3 mėnesių. Taip pat darbuotojas slaugantis sergantį šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį arba darbuotojas pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę tiek laiko, kiek rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. Darbuotojas santuokai sudaryti iki 3 kalendorinių dienų, darbuotojas dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse iki 5 kalendorinių dienų, darbuotojas kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, būtent kolektyvinėje sutartyje nustatytos trukmės nemokamos atostogos. Darbo kodekse taip pat yra nustatyta galimybė gauti nemokamą laisvą laiką. Darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkelimo į kitą darbo dieną ar pamainą, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų. Darbo kodeksas taip pat nustato tam tikras garantijas dėl darbo laiko. Tai yra susitarimas dėl ne viso darbo laiko, teisė pasirinkti pamainą, nuotolinis darbas, sutrumpinta darbo laiko norma pagal darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalį, teisė pasirinkti darbo laiko režimą bei papildomą pertrauką maitinančioms mamoms. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dėl ne viso darbo laiko, jeigu šis prašymas pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle ar neįgalumu pagal gydymo įstaigos išvadą, jis pagrįstas būtinybę slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį, kai to prašo nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, prašoma auginant vaiką iki 8 metų, taip pat, kai asmuo vienas augina vaiką iki 14 metų arba vaikas su negale iki 18 metų. Teisė pasirinkti pamainą, kai yra taikoma suminė darbo laiko apskaita, per 2 darbo dienas nuo jų pranešimo turi asmenys auginantis vaiką iki 3 metų amžiaus bei asmenys auginantis vaiką iki 7 metų amžiaus, jei yra tokia galimybė. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu, kai to reikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas auginantis vaiką iki 8 metų, darbuotojas vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba vaikas su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pateikęs prašymą pagrįstą sveikatos būklę, neįgalumu arba būtinybę slaugyti, prižiūrėti šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį. Darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalis nurodo galimybę dirbti pagal sutrumpintą darbo laiko normą joje nustatytiems asmenims. Ši nuostata taikoma valstybės ir savivaldybių įstaigų, kurios išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų darbuotojams, valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė darbuotojams, bei Lietuvos banko darbuotojams. Ši lengvata taikoma asmenims, kurie augina vaiką iki 3 metų.
Šia lengvata gali naudotis vaiko tėtis, kol mama yra vaiko priežiūros atostogose. Mamai grįžus į darbą, lengvata galės naudotis arba mama, arba tėtis jų pasirinkimu. Taigi, jeigu abu tėvai dirba viešajame sektoriuje, šia lengvata gali naudotis tik vienas iš tėvų, net jei augina 2 ar daugiau vaikų iki 3 metų. Sutrumpinta darbo laiko norma yra 32 valandos darbo laiko per savaitę. Tai gali būti 4 darbo dienų savaitė, arba tai gali būti trumpinant darbo dienos trukmę. Tai yra per savaitę sutrumpinama 8 valandomis. Už nedirbtą darbo laiką paliekamas darbo užmokestis. Ši sutrumpinta darbo laiko norma taip pat taikoma ir darbuotojams, kuriems Lietuvos Respublikos vyriausybė yra nustačiusi sutrumpintas darbo laiko normas. Tai pavyzdžiui, mokytojams, dėstytojams, sveikatos priežiūros specialistams ir kitiems. Jiems taip pat gali būti nustatoma 32 valandų sutrumpinta darbo laiko norma, vadovaujantis Darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalimi. Sutrumpinta darbo laiko norma auginantiems vaikus gali būti suteikta darbuotojo prašymo pagrindu arba šalių susitarimu. Darbuotojas teikdamas prašymą turėtų nurodyti, kaip jis nori trumpinti savo darbo laiko normą. Tai yra, ar dirbti 4 darbo dienų savaitę, ar susitrumpinti savo darbo dienos laiką. Darbo sutarties keisti nėra privaloma, tačiau tai nėra draudžiama. Šalys gali ją keisti, gali susitarti. Teisę pasirinkti darbo laiko režimą turi nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja. Taip pat darbuotojas auginantis vaiką iki 8 metų, darbuotojas vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba vaikas su negalia iki 18 metų. Taip pat darbuotojas pateikęs prašymą pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę arba būtinybę slaugyti, prižiūrėti šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, jeigu dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai nesudarytų darbdaviui per didelių sąnaudų. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme yra nustatyta papildoma pertrauka krūtimi maitinančioms darbuotojams. Ši pertrauka turėtų būti suteikiama ne rečiau kaip kas 3 valandas ir netrumpesnės trukmės kaip 30 minučių. Darbuotojos pageidavimų pertraukos gali būti sujungtos, pridėtos prie pietų pertraukos, perkeltos į darbo dienos pabaigą sutrumpinant darbo dieną. Šios pertraukos yra apmokamos pagal darbuotojos darbo užmokestį. Kokios yra garantijos nutraukiant darbo santykius? Nutraukiant darbo sutartį yra numatyta papildoma apsauga nėščioms darbuotojams ir darbuotojams auginantiems vaikus iki 3 metų. Galimybė nutraukti darbo sutartį lengvesnėmis sąlygomis. Tai yra 5 darbo dienų įspėjimo terminas, teisė į išeitinę išmoką, kuomet darbo sutartis yra nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumo dienos iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai, darbdavys negali įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, nėščios darbuotojos iniciatyva išbandymo metu, nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat kai baigėsi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui arba teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigė darbdavys. Su darbuotojais auginančiais vaiką ar vaikus iki 3 metų amžiaus darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, išskyrus atvejus, kai darbuotojas nesutinka tęsti santykių pas verslo perėmėją, kai pasibaigė darbdavys.
Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai trigubinami darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų arba vaiką su negale iki 18 metų. Kaip turėtų būti įgyvendinami šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo principai? Tam, kad būtų apsaugoti pareigų šeimai turinčių darbuotojų interesai, turi būti įtvirtinta atitinkama apsauga ir priežiūra sudarant ne viso darbo laiko darbo sutartis, laikinasias darbo sutartis ir darbo iš namų darbo sutartis su šiais darbuotojais. Pavyzdžiui, esant tam tikroms šeiminėms aplinkybėms, artimojo slauga ir panašiai, darbdavys galėtų numatyti lankstesnę tvarką darbuotojui laikinai dirbti ne viso darbo laiko režimu arba nuotoliniu būdu. Pareigų šeimai turintiems darbuotojams, tiek vyrams, tiek moterims, gali būti suteiktos galimybės turėti papildomas atostogas, susirgus vienam iš šeimos narių, jei šiam reikia tiesioginės šio darbuotojo priežiūros bei pagalbos. Pavyzdžiui, konkretus apmokamų atostogų dienų skaičius galėtų būti derinamas šalių valia susitariant darbo sutartyje, arba darbdavys galėtų patvirtinti tvarką dėl tokių atostogų suteikimo vietiniu norminiu teisės aktu. Valstybinė darbo inspekcija konsultuoja telefonu, elektroniniu paštu, Facebook'e ar atvykus į valstybinės darbo inspekcijos skyrių gyvai. Jeigu turite daugiau klausimų, galite kreiptis nurodytais kontaktais, nurodytų telefono numeriu ar elektroniniu paštu.